Sveiki, šiandien parodysime, kaip galima susidėti sausas grindis. Tam, kad jas susirinkti, mums reikės tam tikrų medžiagų. Visų pirma, tai 2 sluoksniai Braun plokštės, garso izoliacinė perimetrinė juosta Randenstreifen, išlyginamasis sluoksnis keramzitas nuo 2 iki 4 mm, šrenslagė vaškuotas popierius, kuris yra tiesiamas ant pagrindo, klijai, su kurių pagalba mes sukliuosim plokštės, ir liniuočių, su kuriomis mes išsilyginsim prieš dėdami plokštės pagrindą. Pirmiausiai ant švaraus pagrindo tiesiamas specialus vaškuotas popierius. Jis apsaugo grindis nuo garų prasiskverbimo. Tiesiant popierių vieną juostą ant kitos užleidžiame 10 cm. Popieriaus juostas galima suklijuoti. Patiesus popierių visų perimetru prie sienos klijuojama Knauf Randenstreifen izoliacinė juosta. Jos viena pusė padengta klijais, tad puikiai prilimpa prie sienos, o apačioje pritvirtinta plėvelė užtikrina sandarų, grindų ir sienos kampą. Patiesus vaškuotą popierių šrenslagį ir suklijavus perimetrinę juostą Randenstreifen, mes pilsime keramzitą, ruošime pagrindą tolimesniai grindų dangai. Keramzitas yra smulkus molio grūdai. Jo frakcija reikalinga nuo 2 iki 4 mm. Ir kad išlyginti mes naudosime liniuotės. Yra 2 liniuotės vadinamosios užduodančios kryptį ir aukštį ir nubraukimo liniuotę. Keramzitas pilamas pagal planuojamą klojimo kryptį. Tuomet dedamos išlyginamosios liniuotės ir nustatomas norimas grindų aukštis. Rekomenduojama, kad keramzito sluoksnis būtų ne mažesnis kaip 2,5 cm. Nustačius norimą aukštį ir išlyginus liniuotės, pilamas keramzitas. Užpylus nedidelį tarpą keramzitu, ant kreipiančiųjų liniuočių dedama nubraukimo liniuotė ir keramzito perteklius nustumiamas. Tuomet keramzitas sutankinamas mentele ir dar kartą išlyginamas liniuotę. Suformavus pakankamą plotą, nuimamos liniuotės ir klojamos plokštės Knauf Braun. Ties sienomis plokštė prispaudžiama prie izoliacinės juostos. Plokštės pjaustomos peiliuku. Paklojus plokštės vėl dedamos kreipiančiosios liniuotės, vėl pilamas ir tankinamas keramzitas, o užpylus reikiamą atstumą sudedame plokštes. Grindinės plokštės Braun yra dedamos 2 sluoksniais. Minimalus praslinkimas tarp plokščių turi būti 25 cm. Tarpusavio mes jas klijuojam ištisai. Sisteminiais klijais Unterboden Klever ir sušaudom kabėmis. Klijai tepami ištisiniu plonu sluoksniu. Ant jų dedamas antras plokščių sluoksnis ir prišaudomas kabėmis.
Dedant plokštės, apatinių plokščių siūlės turi prasidengti ne mažesniu kaip 25 cm atstumu. Kabės šaudomos kas 12-15 cm. Antras sluoksnį plokštės Braun mes klijuojame prie pirmo sisteminės Clayson Interbonding Cleaver ir sušaudom kabę. Ir mes turime grindis paruoštas tolimesniems dangoms. Pilnai tinka laminatas, plytelės. Žinoma, turi praeiti bent 24 valandas, kad klėjai pilnai išdžiūtų.